Dievo Tėvo meilė, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir šventosios dvasios bendrystė teisie su jumis visais. Viešpatie Jėzau, pašvesk ir vesk mūsų savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Šventėme šeštines. Kas yra šeštinės? Kristaus dangun žengimas, taip? Ir laukiame didelės šventės sekminių, kai išsipildė pažadas, kai buvo atsiųsta šventoji dvasia. Ir mes skaitėme, kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis toliau liudys apie mane. Jėzus atsisveikina jau su savo mokiniais, jis to jau bus nukryžiuotas. Ir jo čia paskutiniai žodžiai, ir jie žino, ir jis jau mokinius nebevadina mokiniais, aš jūs draugais vadinu, nes nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir jis žino, kad jo draugai, jo mokiniai turės labai daug klausimų. Kas mes esame dabar, kur tu viešpatie būsi, ką mums daryti. Ir ką jis pažada, sako, atsiųsiu šventąją dvasią ir jūs turėsite visus atsakymus. Ir tą šventąją dvasią tu esi gavęs, tu esi gavusi šventojo krikšto sakramente ir iš tiesų šventoji dvasia padeda tau atrasti atsakymus, jeigu nori jos raginimo klausytis. O į ką rodo šventoji dvasia tau? Šventoji dvasia visuomet rodo į viešpatį Jėzų Kristų. Ir šventoji dvasia rodo į jo kryžių. Ir kai mes žiūrime Jėzaus kryžių, šventoji dvasia sako, už tave. Kaip ir Jėzus šventoji vakarienėje sakė, už tave ant kryžiaus paaukotas kūnas, už tave ant kryžiaus pralietas kraujas, už tave. Nes rašte parašyta, kad sako, ir velniai tiki ir dreba. Kad šiaip tikime, tai nieko, bet tas nieko neduos. Bet svarbu priimti, kad Dievo meilė tokia didelė, kad jis už mane save paaukojo. Ir šventoji dvasia leidžia mums išgirsti Dievo žodį. Šventoji dvasia leidžia mums su Dievu ragina mus kalbėtis. Kodėl tai svarbu yra? Jūs gyvenate pasaulyje ir aš gyvenu pasaulyje, kur visi kalbame apie save ir vis turime kas ką pasakyti. Ir nemokame girdėti. Ir ypatingai galime atskirti protingą žmogų ir kvailesnį žmogų pagal ką? Kad protingas žmogus įsiklauso, kvailesnis žmogus visada čiauška, turi vis nuomonę apie viską ir vis nori, kad jį išgirstų. Išmintingas žmogus pirmą klausos ir apmąsto. Gali sutikti, gali nesutikti, bet visada stengiasi suprasti. Taip pat yra ne tik su išmintingu ir protingu žmogum, kuris klausosi vietoj kalbėjimo ir paskui tik tai kalba, kai turi ką pasakyti, bet taip pat ir su mylinčiu žmogum. Ir ar yra tekę tokių situacijų patirti, kai jūs kokiam draugui ar draugiai, ar mylimam žmogui kažką norite pasakyti, papasakoti, o jis, gerai, toliau pasako, arba kai dairosi, net, ar teko taip patirti, kaip, kad nors pasakoji, o kalbėk toliau. Mus tai skaudina, kai mes norime širdį atiduoti. Arba kai kartais pasakojam kažką žmogui labai svarbaus mūsų gyvenime, o kitas klausosi, ir laukia, kol tu greičiau pabaigsi, ką nors pasakoti, kad galėtų pasakyti, o aš, o man. Ir mes irgi jaučiamės tuomet vieniši labai, nes mes lyg ir širdį išliejam, kažkas mums skauda, arba kažkas svarbu, arba kažkokiu džiaugsmu norime pasidalinti atradimu, ir tu supranti, kad lyg ir kalbi, lyg yra žmogus, o lyg ir nėra. Žodžiai praeina pro šalį, širdis yra užrakinta. Ir mes žinome, kaip su mylinčiai žmonėmis, kas gerus turite tėvus ir senelius. Žinote, kaip kas išgirsta, kaip mama išgirsta, ten, ar tėtis išgirsta, ar močiutė, ar senelis.
Kai žinai, kad ateini su kokia bėda, su savo ašarom, ten kokiais rūpesčiais, ir tu sakai žodžius ir tu supranti, kad kiekvieną žodį išgirsta ir už tave nieko svarbesnio tai širdžiai nėra. Ir nori viską padaryti, kad tai tau būtų gera. Ir tai yra didžiulis skirtumas, kai esi išgirstas ir kai nesi išgirstas. Ir ką šventoji dvasia mus mokina? Išgirsti Dievą. Nes Dievas tau kalba kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Ir Dievas kalba savo žodžiu. Ir šventoji dvasia ragina išgirsti. Šventoji dvasia ragina pažvelgus į pasaulį prisiminti ne tik kūrinius nuostabius, bet patį kūrėją pagarbinti. Šventoji dvasia ragina išpažinti nuodėmes, atleisti kitiems, gyventi su Dievu. Bet mes esame irgi tokie užkietėję, Dievas kalba mums iš viso širdies. Visą širdį atidavęs yra. O mes vis savo, žinai, kažką. Ir Dievas kalba ir kalbės visą likusį gyvenimą. Bet kaip svarbu jį girdėti, kad su juo visą gyvenimą ir pasiliktume ir amžinybėj, nes šis laikas trumpas. Jūs, tie, kurie daugiau linkę mąstyti, galbūt ir uždavėte savo klausimą. Kas nelinkę mąstyti, jūs neužsiduosite klausimų, bet koks Dievo planas mano gyvenime? Turbūt visi gal turite ir svajonių, darbas, kokią šeimą norėtumėte turėti, kur gyventi, kuo gyvenime užsiimti, kad būti naudingam kitiem ir kažkokia veikla, kuri būtų miela širdžiai. Ir galvojame mes, o koks Dievo planas mano gyvenime? Ir dažnai susiduriam ypač sunkumuose, ar Dievas tikrai mane myli. Ar Dievas mane myli. Ir šventoji dvasia mus ragina pažvelgti į Kristaus kryžių. Ir štai, už nuodėmę mes turėjome žūti, už tavo nuodėmę žuvo ant kryžiaus Kristus, prisiėmęs nuodėmės, kad tau netektų bausmė. Ir štai mes meldžiame su džiaugsmu, Tėve mūsų, žinodami, kad dangiškasis Tėvas mus girdi, išklauso ir nori būti su mumis. Jis ne tik išklauso, jis ir nori, kad mes pas jį artintumės, mes jį girdėtume, bet ir patys jam sakytume, kas mums yra brangu, svarbu ir kas mums rūpi. Ir pats mūsų tikėjimas nėra mūsų pačių susikurtas. Ir kaip daktaras Martynas Liuteris katekizme mažajame, kurį jūs esate konfirmacijai ruošdamiesi puikiausiai išmokę, tikriausiai mintinai, beveik visą, ar ne visai mintinai. Tai yra ta dalis, kur mes išpažinome tikėjimą, tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią. Sako, tikiu, kad aš savo paties protu ir jėgomis negaliu į savo viešpatį Jėzų Kristų tikėti, nei prie jo artintis. Bet šventoji dvasia mane per Evangeliją pašaukė savo dovanomis ir apšvietė. Tikrų tikėjimų pašventė ir išlaikė taip, kaip jie visą žemės krikščioniją pašaukė, surenka, apšviečia, pašventina. Šventoji dvasia. Ir aš linkiu jums, mėly konfirmantai, kad jūs tikėjime išliktumėte tvirti ir prisimename, ką Jėzus sakė, sako, jūsų persekiojimai laukia. Šalins iš sinagogų ir netgi žudys. Ir apaštalai buvo, jūs įpratę apaštalus matyti tokius rimtus rūsčius dažnai, bet jie, ta žinia, paskui, kai jie sutiko Jėzų ir gavo šventąją dvasią, jie buvo tokie tvirti, kad jie visi mirė kankinių mirtimis, jiems Jėzus buvo brangesnis už viską. Ir dabar pagalvokit, kai jums kažkas sakys, kad tai yra netikra. Kas numirtų už netikrą dalyką? Jėzus mirė, Jėzus prisikėlė, jis pasirodė apaštalams, jis apaštalų akivaizdoje įžengė į dangų, jis atsiuntė šventąją dvasią, jiems ta žinia buvo tokia tikra, kad jiegi buvo drebantys žmonės, prisimenat, Judas iš vis pardavė Jėzų, Petras pabėgo, išsižadėjo, visi išsilakstė, kai Jėzus, apart Jono, kai Jėzus buvo kryžiuojamas. Bet po šventosios dvasios atsiuntimo jie tapo tvirti kaip plienas. Tie vakarykščiai drebantys žmonės, jie nieko nebijojo. Ir jie darė stebuklus, jie liudijo žodį, jie žinojo, kad be Jėzaus brangesnio nieko neturi. Jūs esate tokie patys apaštalai. Ir Evangelija šiame pasaulyje, Evangelija Lietuvoje
išliks dėka jūsų, kai jūs liudysite, kad Jėzus yra gyvas ir kai jūs mokinsitės kasdieną jį pamilti, taip kaip jis jūs pamilo. Ir bažnyčios, į kurias jūs einate, jos yra pastatytos jums. Ir pamaldos, kurios vyksta jums. Kiekvienam krikščioniui, bet visada prisimti, tai yra mano, tai yra man skirta. Kai kada pamaldos, jūs norėtumėt linksmesnių, kad bažnyčiai būtų smagu gal kaip kokiam koncerte arba panašiai, bet nebūna taip. Yra, kai jūs einate į ligoninę arba į polikliniką, tenka, kai susirgat pas daktarą. Ir kai jūs einate, galvojate, kad dabar daktaras mane pralinksmintų. Negalvojam taip, bet žinot, kad reikia, kad kartais tas ir nelabai linksma, bet tu žinai, kad tai yra būtina. Ir bažnyčia yra ta vieta, kur Jėzus ateina būtent dėl tavęs tave gydyti. Taip pat, kiek iš jūsų sportuojančių esate, nežinau, kas sportų užsiimate, kiek ir grojančių muzikos instrumentais, taip pat užsienio kalbas mokotės. Ir žinote labai gerai, kad daug ką galima išmokti greitai. Kokią istoriją, kas gabumą turite, kas matematikai gabumą matematiką greitai gali suskaičiuoti. Bet yra dalykų, kuriuos reikia ugdytis. Pavyzdžiui, sportininku nebūsi per dieną. Kas esate sportavę, žinote, kad turi nuolatos treniruotis arba groti, kas mokinatės. Žinote, kad reikia kasdieną praktikuotis, ar ne taip. Arba užsienio kalbą išmokti. Vis tiek turi kartotis. Negali nuspręsti, sakyti, šiandien išmoksiu prancūzų kalbą, pasiimu vadovėlį, žodyną, perskaitau, rytoj ryte jau kalbu. Turiu kartoti. Lygiai taip pat mūsų kelias yra su tikėjimu. Mes turime praktikuotis. Maldą, praktikuotis išgirsti Dievą ir su juo kalbėti. Bet kas nuostabu, kad jis kalba iš visos širdies ir jis girdi visą širdimi tave. Kur jūs gyvensite, ką jūs darysite, niekas nežinome, bet visuomet prisiminkite viešpatį, kuris jums kalba ir kuris nori jūs išgirsti. Ir šventoji dvasia ragins jūs tai kiekvieną gyvenimo dieną. Neliūdinkite dvasios, bet su džiaugsmu žvelkite į Kristų savo gelbėtoją. Amen.